Sveiki. Labai smagu man su jumis sveikintis. Tiesiog jaučiu tokią priklausomybę, nors retkarčiais, kartą per savaitę, 2 kartus per savaitę, pakalbėti su šitos grupės žmonėm, nes manau, kad jeigu jūs čia atėjot, mes rezonuojam panašiai ir mums rūpi tie patys dalykai, bent jau panašus dalykai. Ir tada labai gera yra dalintis ir yra tas toksai vidinis poreikis. Kadangi turiu dabar kursą, nuostabų kursą, kur susirinko tikrai labai daug įdomių žmonių ir mes jau jį pradėjom, išlaisvink savo energiją, meistriškumo įgūdžiai naujiems laikams. Ir ketvirtadienį prasidėjo mūsų visi tie susitikimai. Ir paprastai, kai prasideda susitikimai, aš šiek tiek tą energiją nukreipiu vieną vagą, bet vis tiek manau, kad pavyks retkarčiais su jumis dalintis tuo, kas gimsta šalia viso to, kas vyksta kurse ir šalia gyvenime. Ir štai šiandien iš tikrųjų nuėjau po ilgo laiko į jogą ir padarėm treniruotę tokią gerą, išsitempė kūnas. Ir kada išsitempė kūnas, man staiga, aš taip jaučiu tą tiesioginį ryšį, kaip per ištemptą raumenį, kuris yra laisvas, neužspazmuotas, kaip per jį pradeda tekėti energija ir informacija. Ir tiesiog tie kontaktai su žmonėm pagimdė šios dienos pokalbį ir temą, kurią neturiu pasiruošimo jokio jai, bet pasistengsiu ištransliuoti taip, kaip eina tėkmėje. Man tiesiog atėjo labai aiškus žinojimas vieno dalyko, kuris, man atrodo, yra pats svarbiausias bet kokiam žmogui, kuris gyvena šituo laiku. Tai yra suvokimas, kad aš esu Dievo kūrinys, aš esu siela, aš esu beribė būtybė, aš nesu fizinis kūnas. Ir kad mano fizinis kūnas tai yra tik tai ta mažoji mano dalis, mano didelio aš. Mano didžiosios dalies mažoji dalis, kuri įmanoma pamatyti plika akim, kurią galima paliesti. Ir tas fizinis mano avataras, kuris gyvena tame įspaustame kūno skafandre, tas kūnas mano yra kaip forma, kuri padeda sielai, tam aukštesniajam štai dvasiai, kuri eina per kiekvieną žmogų non-stop. Jinai padeda atlikti kiekvienam savo misiją, savo tikslą įgyvendinti, atėjus į šitą žemę. Ir šitas suvokimas, tai, kad aš esu beribė būtybė, dvasinė būtybė, kūrėjo dalis, kad aš nesu fizinis kūnas ir kad fizinis kūnas tarnauja tik tai tom didžiosiam užduotim įgyvendinti. Ir dėl to, aišku, juo rūpintis reikia, jį puoselėti, tačiau nereikia jo sureikšminti iki tiek, kad viską apsupti tik tai materialiais, fiziškai paliečiamais dalykais. Šiuo metu nenoriu gilintis į tai, kiek svarbu, kokios proporcijos svarbu. Man svarbu atrodo, kad gyvenime reikia išlaikyti visame kame balansą. Tarp materijos dvasingumo taip pat, bet šiandien akcentą noriu dėti kitur. Noriu dėti akcentą ant mūsų visų beribiškumo. Ant to akcentą, suvokimą, patyrimą, kad jeigu aš suprantu, kad aš esu Dievo dalis, kuri atėjo į žemę patirti ir mokytis. Kad aš atėjau į žemę patirti ir mokytis per situacijas, per žmones, kuriuos sutinku, su kuriais susiduriu. Kad gali būti, kad aš kažkada tai prieš ateidama į šitą žemę, kaip fizinis kūnas, pasirinkau tam tikras situacijas, tam tikrus žmonės. Pabrėžiu, gali būti, todėl kad aš negaliu pasakyti, ar tikrai taip yra. Yra tik tai tokia nuojauta, kad taip gali būti, labai panašu, pasižiūrėjus į tą schemą visą, kaip viskas vyksta, kad taip,
aš atėjau su tam tikrom užduotim, pati pasirinkus visas situacijas, kurios turi nutikti mano gyvenime. Tačiau aš nesu kalinys šitų situacijų. Jos nėra fatališkos, jos yra man duotos, arba kitaip tariant, aš jas pasiėmiau savo kaip molį, iš kurio aš galiu nulipdyti savo naują aš, remdamasi kaip asmenybė savo savybėm. Bet pirmas dalykas, kuo aš remiuosi, hipotetiškai aš tai jūs, ne? Kuo aš arba jūs remiatės ir kur yra viso ko atsakymai, atsvara, pamatas, tai yra mano suvokimas, kad aš esu beribė dvasinė būtybė, kuri neturi nei laiko, nei erdvės, kuri niekada nemiršta, net jeigu miršta ir mano fizinis kūnas. Kodėl aš jums pabrėžiu visą tai ir kokią visą tai turi ryšį su tokia tema kaip savivertė, su meilė sau, su melu sau arba tiesa sau, o ne su savo mano sielos užduotim ir su tom visom temom, kurias mes nuolat ir nuolat iš visų kampų bandome apčiuopti ir išsiaiškinti, kasgi tai yra. Tai mano suvokimu, jeigu mes neturime to pagrindinio suvokimo, tada mes einame tik tai į tą žemišką lygmenį ir jeigu į viską žiūrime tik iš to žemiško lygmens, tada trūksta oro mažiausiai ir suvokimui, ir ne tik tai suvokimui, bet ir veikimui tose situacijose, su kuriuo mes susiduriam. Nes jeigu mes į situaciją žiūrim, tik tai man kažkas užmynė ant kojos, koks jis niekšas, ir aš jam užminsiu ant kojos, mes kuičiamės tame pačiame žemiausiame gyvūno prigimties, gyvūno sąmonės lygmenyje. Tie visi instinktyvūs reagavimai, instinktyvūs suvokimai, kad yra priešai ir su tais priešais reikia kariauti. Instinktyvūs suvokimai, kad kaip aš čia fiziniam priemonėm, kažkokiais veiksmais susitvarkysiu su žmonėm, kurie mane kankina. Tada mes žiūrime į aplinką ir į viską, kas vyksta, kaip į kažkokį priešą, ne? Kuris mums skirtas, kad mus kankinti. Tačiau iš tiesų, jeigu tu suvoki, kad tu esi beribė būtybė, kuri atėjo mokytis ir patirti, ir kad visos aplinkybės, visos situacijos, kurios vyksta, tai yra veidrodis mano pačios. Veidrodis, kuriame aš matau, kas su manim vyksta. Realiai, nes šiaip žiūrėdama tik į save, remdamasi tik savo proto arba ego diktuojama kažkokia tokia savybė, kad aš vis savim noriu pagražinti savo paties akise, ne? Tai aš nematau savęs, tačiau man labai gerai mane parodo mano aplinka ir viskas, kas vyksta aplink mane. Jeigu jūs norit suprasti, kas jūs esat ir koks jūsų gyvenimas, pasižiūrėkit, kas yra aplink jūs. Kokie žmonės jūs supa, kokios situacijos pas jūs ateina. Visa tai, kas yra tas didysis ratas, kuris kaip raibulys, jūs metat akmenuką į vandenį, ne? Tas akmenukas yra tas taškas, bet nuo jo nueina raibuliai, kurie, tos vibracijos, tos bangos, kurios sukuria visą realybę, kurioje mes gyvenam. Ir kad viskas pareina tik tai iš to taško, iš tikrųjų. Ir jeigu tas taškas galvoja, kad jisai yra tik tai taškas, kuris šitoj žemėj atėjo pakentėti arba pakariauti su kažkuo, kažkam kažką įrodyti, niekas nesikeičia. Mes murkdomės tame pačiame vienam lygmenį, tų 3 apatinių čakrų lygmenį, kurios jau baigia galiojimą. Taip jos lieka, tačiau jos jungiasi su kitom čakrom ir atsiranda visiškai naujos spalvos, visiškai naujos savybės žmogaus. Apatinė čakra jungiasi su širdies čakra ir iš to gimsta naujos savybės. Ir jūs taip analizuokit, pastebėkit, kaip nauja sąmonė įsiliedama į tai, kas jau yra
fundamentaliai žmoguje įtvirtinta per tūkstančius jo evoliucijos metų, kaip tai keičia tas naujas laikas, tas naujos vibracijos, kaip jos keičia mūsų fiziką, mūsų subtilėje anatomiją. Ir mes iš tikrųjų evoliucionuojame per savo pasirinkimus, ką mes pasirenkam. Tačiau vėl ir vėl grįžtu, jeigu aš suvokiu, kad aš esu žmogus, kuris nori atsikovoti savo teritoriją šitą žemę, kad jam būtų gerai. Ir jeigu aš negaliu prisiimti atsakomybės už tai, kas mano viduje vyksta ir nesuprantu, kad aš iš savo vidaus spinduliuoju į aplinką tam tikrus dažnius, ištisai spinduliuoju juos. Ir aplinka man tokių rezonanso principų tokiais dažniais atsako. Ir kad dabar tai vyksta pagreitintų būdu. Įvyko dalykas, aš gavau iš karto reakciją. Įvyko dalykas, gavau reakciją, bet lygiai taip pat įvyko dalykas, aš suvokiau, supratau, aš pakeičiau situaciją. Iš karto nyksta karmos, tas visas suvokimas toks, koks buvo anksčiau. Ir vėl aš grįžtu ir primenu, jeigu aš žiūriu į save tik tai kaip į tą fizinę būtybę, kuri turi įrodyti pasauliui savo galę, savo protą, savo dar kažką, tai įsivaizduoja, kad jinai kūrė čia viską aplinkui, pati savo fiziniam jėgom, aš niekur toli nenueisiu. Aš išseksiu energetiškai, aš išseksiu protiškai, aš visą laiką būsiu tik tai tame fizikos savo lygmenyje, o fizika, kaip jūs žinot, sensta. Fizinis kūnas sensta, jo energija nyksta. Ir jeigu pas žmogų nesijungia tam tikrų metų suvokimas, kad jisai yra beribė, neriboto galiojimo būtybė, taip norėjau pasakyti, neriboto galiojimo produktas, Dievo kūrinys neriboto galiojimo, kuris tik tai keičia savo formas. Tačiau ta energija, pasipildydama vis naujom savybėm per naujas reinkarnacijas, jinai visą laiką išlieka. Ir ne iš vienos formos teka į kitą formą. Ir mes nesam atskiri, mes nuolat dalinamės tą energiją su aplinka. Mes nuolat dalinamės savo vibracijom su aplinka ir gaunam tam tikrus atsakymus, tam tikras reakcijas iš aplinkos. Kaip materija, kaip situacijas, kaip dar kažką, kaip žmonės, kaip santykius. Ir jeigu dar kartą primenu, jeigu aš žiūriu iš to taško, aš matau tas pačias situacijas visiškai kitaip. Jeigu aš žiūriu iš to savo skafandro, viskas. Tos situacijos spaudžia mane ir aš negaliu jų keisti. Tačiau aš keisti jas galiu tik tai tada, kad aš suvokiu savo beribiškumą, savo kūrėją savo viduje. Ir iš tos pozicijos aš matau tas situacijas ne kaip man kažkokį blogį, kuris ateina, o matau kaip raginimą nustoti kentėti. Šiandien susitikau vieną labai mielą moterį, su kuria kartais pabendravom ir kuri yra žiūrovė mano visų šitų live transliacijų, kuriam aš dalinuosi. Jis sako, kaip gerai, kad yra tai, kad kaip aš pasiklausau ir viskas keičiasi. Ir jis sako, nu tu įsivaizduoji, bet sako, taip man ir buvo, sako, aš čia tik pakritikavau kažkokią moterį, kad jinai nuolat serga ir iškart aš pati susirgau. Tai iš tikrųjų čia parodo, kaip greitai vyksta viskas, bet kartu ir mes išvystėm tokią diskusiją ir aš jai pasakiau, sakau, tau vyksta, todėl vis vyksta ir kažkas atsitinka, kad tau patinka kentėti. Taip žiūri man į mane kažkokias, Rolanda, kokias tu čia nesąmonės kalbi, bet aš ir jums pasakysiu, aš tai suprantu taip, jeigu tu matai, kad su tavim kažkas vyksta, tu turi pakankamai žinių, ne? Suvokimą, išminties, esi pakankamai sąmoninga būtybė, ne? Tu kažką keiti savo gyvenime. Keiti tiesiog. Nes jeigu tu žinai ir nekeiti nieko, ir nekeiti ne tai, kad retkarčiais kažko, aš čia, gimdievė, ne tai moteriai sakau, aš apskritai kalbu. Kalbu hipotetiškai apie bet kokias situacijas kiekvieno žmogaus ir savo lygiai taip pat. Nes tai, ką aš pasakoju, aš viską patiriu kiekvieną dieną. Aš matau tas situacijas, kurios net nebeteina į mano gyvenimą, bet aš matau savo vidinius tam tikrus judesius savo viduje,
kad, tarkim, kyla kažkoks pasipriešinimas, ten dar kažkas, bet aš iš karto tai užčiuopiu, aš visą tai priimu. Aš priimu, kad taip yra. Aš to neneigiu. Ir suprantu, kad taip, tai yra mano pamoka ir aš su ta pamoka galiu toliau eiti, keisdama tas savo vidinės reakcijas, savo požiūrį, bet pirmiausia pripažindama visą tai. Tačiau viskas nuo ko prasideda, nuo to kasdienio darbo, tai yra rutina. Tai yra rutina kiekvieną dieną stebėti save. Ir 4 lygmenyse, apie ką nuolat kartoju, savo minčių lygmenį, savo emocijų, jausmų lygmenį, savo žodžių lygmenyje ir savo veiksmų lygmenyje. Ir jeigu aš visus tos dalykus gebu pastebėti, aš turiu galimybę, aš turiu nuostabų įrankį keisti savo realybę. Ir žinot, va, tas pasakymas iš krikščionybės atėjęs, atsiprašau visų krikščionių, kurie tikite tuo, bet jisai labai labai iškreipia realybę ir gimdo kančios fenomeną žmonėse, kuris dar vis labai gyvas, kančios, aukos ir taip toliau. Ir jisai eina iš tokios pasąmonės kažkokios, nes tai yra giliai įsirėžę kaip programa, žmonių kentėjimo programa. Ir jeigu jūs aplinkui pastebėsit, pamatysit, kiek tų žmogaus kentėjimo programų yra visur. Ir vienas iš posakių, jeigu tau sušėrė per vieną žandą, tu atsuk kitą. Ir tai yra traktuojama kaip nuolankumas. Aš visai ne taip tai suprantu. Mano mokytojas Arūnas visada sakydavo, taip, jeigu tau sušėrė per vieną žandą, tu atsuk kitą žandą. Bet nebelauk, kol tau 3 kartą per tą žandą sušers. Vėlgi, nelauk, kol sušers, tai nereiškia reaguoti reaktyviai, instinktyviai. Aš kalbu apie reakcijas, kad jeigu man gyvenimas davė kažkokias situacijas ir aš patyriau kažkokį nemalonumą dėl tų situacijų, aš jas įvertinau, supratau ir aš mokausi to nebedaryti. Tai reiškia, kad aš nebeatsuku savo antro skruosto. Tai reiškia, kad aš leidžiu savo laisvę gyventi kitaip. Ir visa ta laisvė gyventi kitaip prasideda nuo mano paties žingsnių, kuriuos aš darau kiekvieną dieną. Nuo mano stebėjimo viduj savo. Ne? Ir jeigu aš išmokstu tai daryti, situacijos keičiasi. Kodėl aš tai dažnai kartoju? Todėl, kad Dievas mūsų nepaleido taip savo. Jis mums davė dėmesį ir jisai pasakė, čia perkeltinė prasme, tu naudok žmogau tą dėmesį kaip savo gyvenimo kūrybos įrankį. Nes jeigu tu tą dėmesį naudosi tam, ką nori savo gyvenime matyti ir suprasi, kas yra tavo tikroji vertybė, tu mylėsi save. Tau nereikės galvoti, kaip mylėti save ir meilę kurti daiktais, meilę santykiais iškreiptais kažkokiais, kurie iš tikrųjų tau nesukuria meilės, bet jie dar labiau pagilina tavo skausmą, kuris gyvena tavyje ir žadina tavo skausmo kūną. Todėl jeigu mes žiūrime ir į santykius ir viską, kaip iš aukštesnės pozicijos, kaip Dievo kūrinys, aš esu Dievo kūrinys, apie kokią meilę, kaip ją pripildyti dar iš išorės gali eiti kalba. Nes aš suvokiu, kad aš esu pilna vertės. Kaip gali Dievo kūrinys neturėti vertės? Kaip jis gali lyginti su kitais Dievo kūriniais? Kaip jam reikia tą savivertę ugdyti? Kaip jam reikia tą balsą savo girdėti? Jeigu jis supranta, kad jisai yra Dievo kūrinys, tačiau žmogus nuolat išmoko meluoti savo. Jis nuolat meluoja, ištisai meluoja. Ir meluoja per tokias smulkmenas iš pažiūros. Ir aš save gaudau. Žinot, buvo neseniai tokia situacija man. Čia, kadangi aš vis tiek kuriu kursus, turiu seminarus, aš vis tiek dalyvauju tame vienokiam ar kitokiam pardavimo procese, kainos nustatymo procese. Ir aš kainą nusistatau pagal savo vidinę būseną, pagal tą energiją, kokią vertę jaučiu tame, ne? Ir štai man, aš jau ten kažkokią nuolaidą bendrą pasiūlau ir man žmogus pradeda sakyti, sako, o tai gal dar man gali. Ir staiga aš pajuntu tokį viduj keistą jausmą. Taip, aš galiu.
Ir netgi atsiranda toksai, nu gal žmogui sunku tai sumokėti, ten visą kitą, gal aš čia turiu dar, gal aš čia tokia. Ir aš pradedu save kaltinti, kad aš va čia tokia negera, užsikėliau savo kainą, ne? Ir staiga man iš kitos pusės girdžiu vėl kitą savo balsą, ne? Sako jisai, Rolanda, bet taigi tu tokią vertę jauti savęs toj kaina, ne? Tu tiek energijos įdedi, kuo daugiau tu įdedi energijos, kuo tu daugiau atiduodi, tavo vertė didesnė yra. Ta prasme, to dalyko vertė, nes tu daugiau ją investuoji energijos. Ir jeigu tu dabar žmogui pasakysi mažesnę kainą, nu, tipo, nu gal čia, jau tu jam suteikiai ten nuolaidų tuo, ne, ir dabar jisai vis tiek, tu meluosi savo. Suprantat, aš pajutau, kaip aš noriu apgauti save. Aš apgauti savo tą jausmą vidinį tikrą, noriu apgauti ir pabūti gera. Noriu pabūti gera, bet apsimetu, kad aš noriu kitam pabūti gera. Bet iš tikrųjų aš išduodu save. Ir žinot, tos išdavystės savęs vyksta nuolat. Jūs galite atsekti, kaip jūs jaučiate vieną, o jūs darot kažką tai kitą. Ir kai žmogus nuolat save išdavinėja, apie kokį savęs girdėjimą galima kalbėti. Ir suprantat, esmė tame, kad mes dažniausiai negirdim savo tų tikrųjų norų. Mes girdime programinius norus, kuriuos mums įteigia aplinka ir matrica, visata, kuri gyvena tom programom. Ir tais pseudo norais ir jais farširuoja aplinką. Tai prasideda nuo reklamų, kurios reklamuoja, kad tai daiktas geras ir sako, tu pirk daugiau, aš tau padarysiu čia, už vieną gausi 5, ane, tenai. Ir iš tikrųjų didina vartojimą, kad tu vartotum, pirktum, tau įteigia madą, kad tu jeigu pirksim, madingą dalyką, tu būsi kažkoks išskirtinis. Vėjai, nėra to išskirtinumo išoriniam priemonėm. Visas žmogaus išskirtinumas ateina iš jo vidaus. Ir jeigu žmogus jaučia savyje Dievą, kūrėją, nuolat, jam nereikia nieko. Jis turi ir energijos, jis turi vertę savo vidui, jis turi viską. Ir tie visi kiti dalykai yra tik žaidimas. Ir jisai supranta, kad tai yra žaidimas. Taip aš pasipuošiu, taip aš pasidažysiu tenai. Bet tai jisai nesureikšmina viso to, ne tai jam suteikia vertę. Vertę jam suteikia tai, ką jis turi savo viduje. tą suvokimą, kad aš esu beribė, nesibaigianti, visuomet atsinaujinanti, visada įgyjanti naujų patirčių ir savybių, evoliucionuojanti dieviška būtybė. Be jokio galiojimo datos. Be galiojimo datos. Įsivaizduojat? Ir visas tas suvokimas keičia iš esmės viską. Tačiau žinau, kad jūs man galite užduoti klausimą. O kaipgi tai pajausti? Ir štai dėl šito klausimo daugybė žmonių ieško savęs. Tačiau jiem nereikia ieškoti. Jums nereikia savęs ieškoti. Jums tai reikia atsigręžti savo gylį. Jums tai reikia iš išorės, kur žmogus nuolat būna, nuolat veikia, nuolat pilnas išorinių, trumpalaikių tikslų, kurie tarnauja programom, jų stiprinimui, o ne žmogaus vidinio įsiskleidimo iš jo vidaus. Ir pamečiau mintį. Kaip juokinga. Tai va, tai esmė tame, kad nes buvau nuklydus, tai jau kalbėjau tėkmėj ir dabar sugrįžau į savo fiziką ir pajutau, kad jau ta mintis kažkur tai nulėkė. Bet jūs supratot, ką aš noriu pasakyti. Jūs supratot, atsigręžti į savo vidų. Šita grupė vadinasi vidinės kūrybos erdvė. Tai reiškia, kad aš einu į gylį. Aš nustoju daryti daug veiksmų išorėje. Aš nustoju bėgti ir norėti siekti išoriniam priemonėm gyvenime kažką tai. Aš skiriu savo laiko sustoti, atsigręžti save ir klausyti savęs. Jeigu aš klausau savęs, visada žinosiu, kas bus toliau. Visada žinosiu, ko man reikia. Ir tai niekas kitas jums to nepasakys. Aš jums galiu tik tai priminti tai, ką aš ir darau. Tačiau iš esmės jūs viską žinot. Jūsų beribiškumas viską žino. Jums tai reikia sustoti
nutilti ir atsigręžti savo veidą. Ir viskas pradės vykti. Manau, kad šita graži nata aš šios dienos pasidalymą ir baigsiu. Ir noriu pasakyti, kad nesvarbu, kad jūs tos gal meilės kažkokios iš kūrėjo šią akimirką gal ir nejaučiat, tačiau jinai visada jūs yra apgaubusi. Visada ta meilė yra su jumis. Jums tai reikia atsiverti tai meilė. Jums tai reikia atsiverti savo. Ir Dievas pradės kalbėti per jūs jums.